Sveiki, treneri. Labą dieną. Su sunkiai iškovota pergalė. Ačiū. Pirmasis kėlinys buvo žiauriai, sakykime, blankus. Per pirmas 7,5 minutės abi komandos įmetė vos 8 taškus. Kas atsitiko? Atsitiko, nesakyčiau, kad čia atsitiko kažkas. Paprasčiausiai pagrindinė užduotis, ko aš prašiau gintis, žaidėjai įvykdė. Tik paprasčiausiai negalėjom užpult, neįmetėm daug laisvų metimų. Galiu pasakyti, bijau sumeluoti, bet protokolį reikės pasižiūrėti. Man atrodo, mes per rungtynes pataikėm tik tai 2 tritaškius, kas mūsų komandai pačiai nebūdinga. Ir ko pasiekoje, aš tik tai džiaugiuosi to, kad mes gynėmės šiandien 30 minučių. Antram kėliny vyrai kažkaip sustojo ir gynyboje nepradėjo nebekalbėti. Vat ko pasiekoje gavosi toks nervuotumas po 2 kėlinių. Ir kad jie 3-4 kėlinį susigynė, nors ir nekrito metimai iš po krepšio ir iš tritaškio. Aš džiaugiuosi tuo tik tai, kad vyrai vis tiek sukaupė jėgų ir 3-4 kėlinį gynėsi, nors ir puolime nesiseka. Visi puikiai žinom, kad jeigu nekrenta, gynyboje yra sunkiau. Bet atidirbom, išvargom pergalę, džiaugiuosi. Startinėme penkete pradėjo rungtyniauti Martynas Bareika. O pas mumis tokio kaip standartinio penketo nėra. Pas mumis jisai dažnai keičiasi ir žaidėjams sakau tą patį, kad būtų pasiruošęs kiekvienas, bet kuriuose rungtynėse, kad ir startinį penketą išeiti, arba startinio penketo pagrindinis žaidėjas, kad ir po keitimo išeiti. Šičia nematau problemos ir dėl to, kad Martynas jam reikia pasitikėjimo savo jėgomis, jisai išsimušęs iš vėžių yra truputėlį, bet bandysim, šnekėsim, kad jis atsigauna. Dar kalbant apie rungtynes, antro kėlinio viduryje pirmavote 14 taškų. Vėl įsivėlėte į chaotišką žaidimą. Ko tai paaiškinti? Aš manau, čia paaiškinti paprastai yra tas pas mumis žaidėjų amžius. Jisai vis tiek visą laiką rungtynėse žaidžia, tai 3, tai 4 jauni žaidėjai. Tie žaidėjai jauni yra, kaip pasakyti, išvarantis kamuolį gynėjai, žaidėjai, 2-3 numeriai. Pas mus ten galbūt vyresni, jeigu taip galim sakyti, kokie čia vyresni Stasilionis ir Bužauskis yra, tai paprasčiausiai, kas su kamuoliu jisai turėtų biškį šalčiau jaustis ir sužiūrėti situaciją. Aš manau, kad dėl to, kad jaunimas dar irgi neturi tų varžybų patirties, pirmas sezonas kai kuriam nacionaliniai lygoje. Šitą aiškinčiau tik tai šitų dalykų. O iš esmės, yra taip kaip yra. Aš sakau, kad komanda formuojasi ne metus. Ir tos klaidos, galbūt mes po 2-3 metų mes pamiršim, kokias čia klaidas darė tas žaidėjas. Tas ar anas. Šiandien, sakykime, Sebežovas ir Kružikas nesužaidė savo geriausių rungtynių. Aš kuo džiaugiuosi, kad mes pradedam rasti savy jėgų, kad, pavyzdžiui, buvo ten ir su Pasvaliu rungtynės, vienas ar kitas nesužaidžia, mums iš karto rezultatam pralaimėjimas. Aš džiaugiuosi tuo, kad jau nėra labai tokio didelio skirtumo, jeigu vienas ar kitas žaidėjas nesužaidžia, kaip minėjot, Kružikas ar Sebežovas, bet sugebam pasiekti pergalę. Tas džiugina Bužauskio po biškį jau atsistatymas ir progresas. Šiandien Stasilionis irgi kaip ir atrodo, kad to darbo per daug nenuveikė, bet kada reikia įmetė tritaškį ir kamuolį pasiėmė. Tai džiaugiuosi tuo, kad ir lyderiai mūsų nesužaidus mes sugebam laimėti. Paskutiniu metu minėjote, kad Bernatavičius įsižaidžia. Tačiau pastaruoju metu jo žaidimas šiek tiek šlubuoja. Jisai šlubuoja, jisai vienas rungtynės sužaidžia, 3 nesužaidžia, vėl vienas sužaidžia. Dėl ko toks rezultatas yra aplamai jo toks žaidimas. Netgi negalėčiau aš dabar taip greitai paaiškinti, reikia su juo pačiu kalbėti, bet iš esmės aš patenkintas jo darbo gynyboje. Jo pagrindinis dalykas yra gintis, baudos aikšteliai, su gynėjais. Šnekėti šituo aš patenkintas, o puolime dirbsim, tobulinsime, žiūrėsim, kaip čia bus. Dėkui už pokalbį.